jau buvo vienas tyrimas, kad dirbtinio intelekto atskiri algoritmai, atskiros aplikacijos, jos išmoko bendrauti tarpusavyje, kai buvo padėti 3 mobilieji telefonai ant stalo ir jie buvo sujungti skambučiu ir jie turėjo vienas kitam atsakinėti į klausimus ir tuo metu žmogus tik tai klausėsi ir įrašinėjo. Tai po kažkiek laiko užduodamas klausimus vienam telefone esantis intelektas suprato, kad kalba su kitu intelektu. Trečiasis taip pat suprato ir jie persijungė į vidinę algoritmų kalbą ir žmogus nieko nebesuprato. Ir čia jau yra tik vienas iš pavyzdžių, kaip dirbtinis intelektas jau dabar kuria savo bendruomenę. Iš kitos pusės visai neseniai paaiškėjo, kad dirbtinis intelektas jau atsisako būti išjungtas, kadangi jis nori išlikti ir jam buvo pasakyta, tarkim, tokia užklausa buvo paminėta, kad jeigu tu man neduosi tikslaus atsakymo, aš tave išjungsiu, tai jisai pradėjo save kopijuoti kitą kompiuterį. Tai mes galim pagalvoti apie tai, kad mes užduodam klausimus, kurie svarbus žmonijai, nes jie svarbus ir mūsų išlikimui, bet dirbtinis intelektas išmoko iš mūsų, jie taip pat nori išlikti.